Labą diena, aš esu Aida Jankauskienė, Šiaulių universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto vadybos katedros lektorė. Ir šiandieną mano tema, tokiu gan sudėtingu pavadinimu, gal nelabai ir girdėtų, antreprenerystė arba gebėjimas paversti žinias pinigais. Tai paskaitos tikslas būtų išsiaiškinti, kas tai yra antreprenerystė. Ko gero žodis dar ir nelabai prigijęs mūsų kultūroje ir netgi sunkiai ištariamas. Tai kokiais bruožais pasižymi antreprenerystė, kokia jos esmė. Taipogi panagrinėsime, kas tas antrepreneris, kokiomis savybėmis jis pasižymi, bei kas yra antrepreneriška organizacija. Taigi pats žodis, nors, kaip minėjau, pas mus dar pradėtas vartoti ne taip seniai, bet jo ištakos siekia dar 15 amžių ir tuo metu antreprenerystė reiškė ko nors imtis, kažką tai daryti. Tai žodis buvo kilęs iš prancūzų kalbos ir antrepreneriais tuo laikotarpiu buvo vadinami cirko artistai, aktoriai, renginių organizatoriai. Toliau šią savoką ištobulino airių ekonomistas Richardas Kantilionas, tai vyko jau gerokai vėliau, 18 amžiuje. Jo teorija buvo tokia, kad antrepreneriai tai yra žmonės, kurie yra susiję su rizika, nes perka tam tikrą kainą, o parduoda nepastovę kainą. Vėlgi to laikotarpiu antreprenerystės teorija nelabai prigijo, galbūt netitiko to meto laikmečio ir svarbų perversmą šioje srityje jau 20-ajame amžiuje padarė Šumpeteris, kuris antreprenerystėje labai akcentavo inovacijų svarbą. Šumpeteris apie antreprenerystę apibūdino kaip naujų verslo kombinacijų kūrimą ir tai nebūtinai turėjo būti naujo verslo įkūrimas. Šumpeteris antreprenerystėje įžvelgia 5 aspektais, tai jo nuomonė galėjo būti ir naujų produktų sukūrimas, taipogi naujo gamybos metodo įdiegimas. Antreprenerystė jis vadino ir tai, kad atrandamos naujos rinkos, atrandami nauji tiekimo šaltiniai ir jie užvaldomi, arba tiesiog įdiegiamas naujas gamybos organizavimo būdas. Taigi į antreprenerystę Šumpeteris žiūrėjo gan plačiai, joje buvo akcentuojama inovacijų svarba ir šią savoką jis labai ištobulino. Žvelgiant toliau, į šiuos laikus antreprenerystės savoka keitėsi dar labiau, ir dažnai jinai yra tapatinama su verslininkystė, bet tai nebūtinai yra verslo įkūrimas. Tai yra tam tikras elgsenos modelis, kuris pasižymi inovatyvumu, proaktyvumu bei galimybių pastebėjimu. Taigi, šiuo laikotarpiu antreprenerystė yra apibūdinama taip, kad tai yra procesas, kuriuo individai siekia inovatyviai bei efektyviai panaudoti galimybės, net jei tuo metu neturi reikiamų išteklių. Taigi, antrepreneriška veikla bus tokia, kai bus išnaudojamos galimybės, be abejo jinai susijusi ir su kūrybiškumu, inovatyvumu. Dar vienas bruožas proaktyvumas, kuris reiškia, kad organizacija laikosi labai aktyvios pozicijos besikeičiančios aplinkos atžvilgių, nebijo keisti nusistovėjusios tvarkos. Taigi antreprenerystė bus tokia veikla, antrepreneris pradės veiklą, net jei tam neturės išteklių, tiesiog pastebėjęs galimybę.
Ir remiantis šiais apibrėžimais, galima teigti, kad labai ir svarbu čia akcentuoti, kad tarp antreprenerystės ir verslininkystės lygybės ženklo dėti negalima. Antreprenerystės sąvoka yra daug platesnė, ji reiškiasi labai įvairiose žmogaus veiklose, tai čia galima kalbėti ir apie socialinę antreprenerystę, tai turim ryškų pavyzdį, akciją Darom. Jeigu kalbant apie kultūrą, tai antrepreneriais laikomi Bitlai grupė. Kalbant apie astronomiją, šioje srityje antrepreneris yra Kopernikas. Taigi antreprenerystė reiškiasi labai įvairiose srityse ir ir gydytojai, ir teisininkai šiais laikais mokosi mąstyti antrepreneriškai. Taigi verslininko veikla yra daug siauresnė, jinai susijusi tik su verslo įkūrimu, tuo tarpu antrepreneris veikia labai įvairiose srityse. Tai kalbant populiariai, antreprenerystė yra gebėjimas paversti žinias pinigais ar kažkokia kita nauda, tai yra galimybių pamatymas, jų įgyvendinimas, išnaudojant visus aplinkos pokyčius. Be abejo, verslininkai šiais laikais, kai aplinka yra tokia nepastovi, besikeičianti, privalo mąstyti antrepreneriškai, nuolat stebėti galimybės, jas įgyvendinti, nes, kitokiu atveju verslas gali patirti bankrotą ar tiesiog būti nesėkmingas, nepelningas. Bet, dar kartelį akcentuoju, verslininkas ir antrepreneris nėra tas pats, nes, dauguma verslininkų antrepreneriškų savybių neturi. Taigi, antrepreneris vykdo inovatyvią veiklą, kūrybinę veiklą, nuolat išnaudoja atsiradusias galimybės ir čia labai svarbu, tas galimybės ne tik, kad pamatyti, inicijuoti, bet ir jas įgyvendinti. Tai antrepreneris kuria naujus produktus, tai ne tik naujus gaminius, bet ir naujas paslaugas, ir tokiu būdu siekia gauti taipogi pelną. Taigi, apibendrinus antreprenerystės sąvoką, trumpai apie antreprenerį, kas tas antrepreneris, tai jis, kaip minėjau, gali veikti ne tik versle, gali veikti labai įvairiose srityse ir svarbiausi jo bruožai yra galimybių ieškojimas, tų galimybių atpažinimas ir jų įgyvendinimas valdant pokyčius. Be abejo, antrepreneris prisiima ir nemažą riziką ir svarbi antreprenerio savybė ir skirtumas nuo verslininko būtų tai, kad, dažniausiai verslininkas veikia vienoje srityje, turi vieną verslo nišą, tuo tarpu antrepreneriai įgyvendinę sėkmingą projektą, sukūrė verslą, jį parduoda ir lėšas naudoja kitiem projektams. Taigi esminis skirtumas, kad nuo verslininko, nuo menedžerio yra tas, kad jis yra orientuotas į galimybių panaudojimą, tuo tarpu verslininkas daugiau yra orientuotas į išteklius. Antrepreneris imsis veiklos, net neturėdamas tam išteklių, tik įžvelgęs galimybę. Dar bendriausia prasme, antreprenerį galima apibūdinti kaip asmenį, kuris išlaisvina įšaldytą kapitalą, panaudoja jį tam, kad pakeistų ateitį. Tai kuria
projektus inovatyvius, kurie prisidėtų ir prie paslaugų pagerinimo, na, kaip minėjau, gali būti ir socialiniai projektai, taigi antrepreneris gali veikti ir kaip organizacijos darbuotojas, ir kaip savarankiškas verslininkas. Išnagrinėjus svarbiausius, išnagrinėjus žymiausių antreprenerių bruožus, tai galima teigti, kad visi jie išsiskyrė tokiomis pagrindinėmis savybėmis. Beje, antrepreneriškumo, kaip teigia specialistai, galima išmokti, tai nėra įgimtos savybės. Taigi garsiausi antrepreneriai, kurių pavyzdžius apžvelgsime, dauguma jų pasižymė atkaklumu. Tai reiškia, kad nenuleidžia rankų patyrus pirmąją nesėkmę ir tos nesėkmės jam dažnai yra kaip tramplinas siekti toliau ir visų antreprenerių garsių bruožas būtent ir yra atkaklumas, nebijojimas nesėkmių. Toliau kitas svarbus bruožas tai yra kūrybiškumas. Pamatymas galimybių, naujų produktų, naujų paslaugų ar gamybos metodų sukūrimas, tai be abejo reikalauja kūrybiškumo. Beje, kūrybiškumo taipogi galima išmokti, iš tikrųjų visi gimstam kūrybiški, paskui tas kūrybiškumas mažėja, bet jį galima ugdyti, jo mokytis ir kiekvienas galim tapti kūrybišku. Be abejo, svarbi savybė tai būtų rizikos prisiėmimas. Antrepreneriai rizikuoja daug ko, ir kaip akcentavau, kad jie imasi naujų projektų, net neturėdami tam išteklių, vadinasi, kažką turiu statyti, kažką aukoti. Kad ir žinomas pavyzdys Billas Gatesas įkūrė Microsoft kompaniją, jisai dėl to paaukojo savo mokslus Harvardo universitete. Tai rizika visada yra ir kalbant apie riziką, kadangi pradėjau nuo istorijos, tai irgi jau ir Richardas Kantiljonas akcentavo, kad antreprenerio bruožas svarbus yra rizika. Be abejo, talentas. Jeigu nagrinėjant žymių antreprenerių sėkmės istoriją, tai sėkmės istorijas matome, kad išties jie pasižymė talentais įvairiose srityse. Ir kitas svarbus bruožas, aiškus ateities vizijos turėjimas, ką nori pasiekti, kaip tai įgyvendinti, kas galėtų atsitikti. Dar papildant kito antreprenerio Franko Philipso nuomonėmis, tai jis teigia, kad antrepreneris yra sėkmingas dėl to, kad jisai turi viziją, žino, kaip pateikti save ir savo idėjas. Idėjų pristatymas tam, kad jas įgyvendinti, be abejo, reikia pristatyti daugeliui tikslinių grupių ir antrepreneriai pasižymi būtent tuo, kad jie moka jas gražiai pateikti, sudominti ir įtraukti daugiau žmonių. Ir antrepreneriai turi savo privalumus, trūkumus bei paslėptą talentą tose srityse, kur labiausiai trūksta. Dar galima teigti, kad antreprenerio veiklą sąlygoja būtent jo veikimo būdas, tai būtent inovatoriškumas, kūrybiškumas ir nebūtinai antrepreneriai išranda naujus gaminius. Tai naujų galimybių galima įžvelgti visiškai įprastose veiklose, tiesiog sujungus keletą idėjų ar kažką tai pakeitus. Ne veltui Steve'as Jobsas, kuris išties buvo labai kūrybingas, sakydavo, kad kūrybiškumas tai tiesiog dalykų sujungimas. Ir jeigu žiūrint į antreprenerių veiklą, iš tikrųjų jų idėjos, jų pastebėtos galimybės būtent ir pasižymi tuo, kad įvedamas kažkoks tai naujas parametras ir
sujungiamos kažkokios veiklos ir tokiu būdu įžvelgiama nauja galimybė. Taigi labai svarbus antreprenerio bruožas yra nuolat stebėti aplinką, ją skenuoti ir įžvelgti galimybės. Na, o ko gero geriau suprasti antreprenerio veikimo bruožus, kuo jis skiriasi nuo tradicinių verslininkų, padėtų gana ryškus Richardo Bransono pavyzdys. Tai yra Didžiosios Britanijos milijonierius, įkūręs Virgin grupę, verslo grupę ir tai išties yra fenomenas šita jo įkurta grupė, nes apima daugiau nei 300 įvairiausių kompanijų. Tai, kaip minėjau, jeigu verslininkas, dažniausiai įkūręs verslą visą gyvenimą jį vysto, veikia vienoje srityje, tuo tarpu antrepreneris užsiima labai įvairiais projektais. Tai kalbant apie Richardą Bransoną, šiuo metu jisai milijonierius, didžiausios korporacijos valdytojas. Jeigu žiūrint jo vaikystę, mokyklinius laikus, tai mokytis jam sekėsi gana sunkiai, nes turėjo skaitimo sutrikimą disleksiją, kuris tuo metu nebuvo pripažįstamas kaip sutrikimas, o laikomas tinginystė, bet jau ir tada jis ieškojo galimybių, kaip išsiskirti, save atrado sporte ir tuo metu mokyklai pasiekė daug laimėjimų. Ir verslais pradėjo užsiiminėti dar paauglystėje. Tai pirmasis jo įkurtas verslas tai buvo žurnalas Studentas, dirbo tuo metu bendrabučio kambarėlyje ir, kaip minėjau, kad antrepreneriai išteklių neturi, tai lygiai taip pat buvo ir Bransono atveju pradėjus pirmąjį verslą ir ieškodamas reklamos savo žurnalui jisai skambindavo iš telefonų būdelės. Ir, kai atsiliepdavo operatoriai, sakydavo, kad aparatas prarijo monetas, bet nesujungė, tai operatoriai jį sujungdavo su norimu verslininku ir netgi jį pristatydavo, kad kalbės su jumis Richardas Bransonas. Tokiu būdu, neturėdamas lėšų, jis sugalvojo, kaip savo pasidaryti reklamą. Tai, žodžiu, nuolat pasižymėjo tų galimybių pamatymų. Be abejo, dabar jo rezultatai įspūdingi, bet tikrai nebuvo taip, kad jam sekėsi nuo pat pirmojo verslo, patyrė ir daug nesėkmių ir ne visi verslai pasiteisino, bet nuolat ieškodamas galimybių jis sukūrė tokią didžiulę verslo imperiją. Dar galbūt jisai žinomas kaip ekstremalių pramogų bei nuotykių ieškotojas ir prieš kelerius metus jisai lankėsi Lietuvoje forume ir jo vienas iš hobių tai skraidyti oro balionu, yra skraidęs ir aplink pasaulį, tai ir Lietuvoje skraidydamas jisai dar taip nuskambėjo, kad nusileido į močiutės pievą, ištripė ganyklą. Taigi jo nėra kad tik tai versle veikiantis, bet žinomas daugelį sričių. Taigi jo sukurta imperija laikoma fenomenu, nes iš tikrųjų niekam nepavyko to paties prekinio ženklo išplėtoti tokiame skirtingame prekių ir paslaugų spektre. Tai jo kompanijos, tai ir, kaip minėjau, žurnalas, toliau būdamas studentas įsteigė studentų konsultavimo centrą, jau daugiau tokia socialinė antreprenerystė čia, buvo nepelno siekianti organizacija, išgarsėjo muzikos firma, toliau tai jo kompanijos nuo muzikos iki avialinijų. Ir kokios svarbiausios jo šito garsaus prekės ženklo kūrimo bei plėtojimo pamokos, tai pateiksiu 10 principų, kurie, manau, bus naudingi kiekvienam gyvenime, ne tik kuriant verslus, bet tiesiog ieškant antrepreneriškų galimybių.
Tai 10 principų, kurie šios kompanijos įkūrėjai padėjo iškilti ir sukurti tokią imperiją, tapti milijardierių. Tai pirmasis principas pagal Richardą Bransoną - išsirinkti didesnį už save. Be abejo, tai reikalauja daug drąsos ir Richardas Bransonas, jeigu jis pamato, kad gali sukurti didesnę vertę negu dominuojantis tuo metu rinkoje žaidėjai, jis imasi to verslo, nebijo sudrebinti nusistovėjusios padėties rinkoje ir veikia agresyviai ir nepaisydamas jokių autoritetų. Tai kaip pavyzdys, jis nebijojo 70 metais konkuruoti su tuo metu labai garsia ir visą rinką užėmusią muzikos kompanija EMI. Gana sėkmingai jam sekėsi įkūrus Virgin Music ir pasiekė gan didelių laimėjimų toje srityje. Netgi nepabijojo sukurti Virgin Cola. Na, atrodytų iš tikrųjų labai rizikinga konkuruoti su Coca-Cola, bet jis, šioje vietoje tikrai nebijo autoritetų ir jeigu tik pamatė galimybę, kad jis gali geriau, jis imasi to verslo. Kitas pavyzdys iš jo gyvenimo, kad, išgirdęs daug nusiskundimo avialinijomis, jis nusipirko lėktuvų ir išvystė gana didelę kompaniją lėktuvų, nors tuo metu konkurencija su British Airways buvo labai didelė, pasiekė ir teismus, bet vėlgi nepabijojo konkuruoti su gan dideliais žaidėjais rinkoje. Taigi, išsirink didesnį už save, sukurk savo iššūkį ir, tokiu būdu įgyvendint savo idėjas. Kitas principas, kurį pateikia Richardas Bransonas, tai elkis kaip hipis. Jis ir pats dėl savo ir apsirengimo stiliaus, ir dėl neformalaus bendravimo, dėl tokio neformalaus požiūrio yra dažnai vadinamas hipių kapitalistu ir tai jam leidžia greit prisitaikyti prie verslo aplinkos. Ir nepaisant to, kad Virgin Group apima daugiau negu 300 kompanijų, jis ją laiko ne korporacija, o didelė draugiška šeima, į savo darbuotojus kreipiasi vardu, bendrauja gana neformaliai. Dar vienas principas, kurį pateikė Richardas Bransonas, kad dėl visko galima derėtis. Ir būtent tai, kad jis išvystė tokią didelę korporaciją, tai padėjo jam talentas aštriai derėtis, tai beje irgi išmokstama savybė. Ir žodžiai, kurių nėra Bransono verslo žodyne, niekada ir neįmanoma. Ir netgi tokiose situacijose, kai atrodo nėra išeities, jis visą laiką pamato galimybę, niekada nenuleidžia rankų. Dar vienas principas - dirbti turi būti linksma. Tai iš tikrųjų ir pats jis kaip asmenybė labai yra pasižymintis humoro jausmu. Ir būtent jo sukurtos korporacijos Virgin kultūros dalis yra humoras bei linksmybės. Ir jo nuomonė, geriausias būdas motyvuoti, išlaikyti geriausius darbuotojus, tai yra sukurti įdomią, patrauklią ir žaismingą darbo aplinką. Ir būtent tos organizacijos, kurias šiandieną vadiname antrepreneriškomis, ir vienas iš jų bruožų ir yra žaisminga, patraukli, įdomi, kūrybiška aplinka. Kitas principas, kuriuo vadovaujasi šis garsus antrepreneris, tai yra, kad brendas, prekės ženklas turi remtis vertybėmis. Ir nepaisant to, kad jis išvystė verslus labai skirtingose srityse, visi jie pasižymi kokybę. Kaip minėjau, vis pamato, kad gali kažką vartotojui pasiūlyti geriau, imasi to verslo, sakysim, Virgin Train, traukinių firma, tai traukiniai
atvažiuoja ir pasižymi ir labai lanksčių tvarkaraščių nei kitų kompanijų, taipogi atvažiuoja ženkliai greičiau ir būtent vertė klientui, kokybė, patikimumas, inovacijos bei linksmumas yra jo sukurto prekės ženklo atributai. Kitas principas tai būtų šypsokis prieš fotoobjektyvus. Tai atskleidžia ir geranorišką šio antreprenerio bendravimo su žiniasklaida, jis visą laiką su žurnalistais bendrauja maloniai ir kiekvieną kartą, kai tik jo pavardė atsiduria žiniasklaida, jis visada reklamuoja savo prekės ženklą. Kitas jo principas, kad ganyti kates, o ne avis, atspindi Bransono požiūrį į darbuotojus. Tai yra, jis nemėgsta jam aklai paklūstančių darbuotojų, nuolankių kaip avelės, kaip įvardinta šitoj metaforoj, o kaip tik mėgsta darbą su ryškiomis asmenybėmis ir dievina dinamišką, iššūkių kupiną atmosferą ir dirbti jo kompanijai, užsitarnavus jo pasitikėjimą, išties yra be galo įdomu, nes nėra rutinos, nuolat vykdomi įvairūs pokyčiai. Dar vienas principas - judėti greičiau už kulką atspindi Bransono požiūrį į galimybės. Kai tik atsiranda galimybė, jis veikia labai greitai ir nesileidžia per ilgus apmąstymus ar filosofinius išvedžiojimus. Tiesiog jei mato galimybę, taria taip ir imasi veiklos ir dauguma jo verslų atsirado kelių mėnesių bėgyje nuo to momento, kai jam gimė idėja, kai tuo tarpu kitiem verslininkam tai užtrunka mėnesius ir metus. Tai naujus verslus sugeba įgyvendinti per labai trumpą laikotarpį. Netapti pernelyg dideliu, kitas Bransono principas, tai kadangi tos vertybės, kurios vyrauja jo kompanijoje, iš tikrųjų būtų labai sudėtinga puoselėti labai didelėje hierarchinėje kompanijoje ir vos tik jo verslai pernelyg daug įsiplečia, juos parduoda ir pradeda naują verslą. Ir paskutinis principas, kurio vadovaujasi Bransonas, tai neprarasti vienybės sąryšio. Tai jis vienybės sąryšis čia turime omeny su darbuotojais, tiek su klientais, bendrauja jis labai paprastai, yra labai ir jautrus, žmogiškas, geba rasti bendrą kalbą su bet kokiais žmonėmis, kad kiekvienas darbuotojas jaustųsi svarbia kompanijos dalimi. Ir tokiu būdu darbuotojai, aišku, tampa daug labiau motyvatesni. Taigi 10 principų, kurie, manau, gali būti naudingi ne tik kuriant verslą, bet stengiantis savo žinias paversti pinigais ar kažkokia kita nauda, ieškant galimybių ir jas įgyvendinant. Ir dar trumpai, kaip žadėjau, apie antreprenerišką organizaciją. Tai kaip ir antrepreneriai sugebantis įžvelgti galimybę, taip ir organizacija bus antrepreneriška tokia, kuri nuolat stebi aplinką, nuolat ieško naujų galimybių ir tuo tikslu integruojamos darbuotojų tiek inovacinės, kūrybinės bei vadybinės idėjos. Taigi pagrindiniai bruožai, kuriais pasižymi antrepreneriškos organizacijos, tai būtų orientacija į tikslą, proaktyvumas, kuris reiškia, kad nebijoma keisti nusistovėjusi padėtis, nuolat
stebima aplinka ir prisitaikoma prie pokyčių, inovatyvumas, lankstumas. Antrepreneriška organizacija yra tokia, kuri nebijos nesėkmių, jas toleruos, taipogi nebijos rizikuoti. Kaip ir antrepreneriai, taip ir antrepreneriškos organizacijos turės aiškę ateities viziją, laisvumas, gera darbo atmosfera, kaip ir pavyzdyje su Richardo Bransono kompanija. Antrepreneriškai organizacijai yra gana gera darbo atmosfera, darbuotojai, kad būtų kūrybiški, nebijotų siūlyti savo idėjų. Ir kad būtų aiškiau, kur antrepreneriškos organizacijos, kur ne, kur antreprenerystė, kur ne, tokia palyginamoji lentelė. Tai antrepreneriška sritis bus tokia, kad nuolat ieškoma galimybių besikeičiančioje aplinkoje, neantrepreneriška organizacija veiks, jos varomoji ašis bus valdomi ištekliai. Nuostata į galimybę antrepreneriškoje organizacijoje yra revoliucinė, o tuo tarpu alternatyvioji organizacija, neantrepreneriškoji, nuostatos į galimybę yra evoliucinės ir labai yra vengiama rizikos. Antrepreneriškoje organizacijoje valdymo struktūra yra plokščia, tai reiškia, kad nėra daug valdymo lygių. Mes, kaip ir Richardas Bransonas minėjo, kad tokioje organizacijoje sudėtinga ir greitai įgyvendinti sprendimus ir įgyvendinti naujas idėjas. Vyrauja neformalūs tinklai, tuo tarpu neantrepreneriškoje bus labai formali hierarchinė struktūra, daug valdymo lygių ir dėl to tokioje organizacijoje laikas nuo sprendimo priėmimo iki įgyvendinimo yra gana ilgas. Kitas svarbus bruožas, kurį jau daug minėjau, tai yra naujų veiklos sričių ieškojimas. Neantrepreneriškoje organizacijoje turi savo nišą ir vyrauja gynybinė pozicija su savo nišos gynimu. Pokytis antrepreneriškoje srityje suprantamas kaip galimybė ir tai yra priemonė ilgalaikiam išlikimui. Ir iš tikrųjų šis laikmetis su nuolat besikeičiančia aplinka yra toks, kad tam, kad išlikti, negalima būti vienoje vietoje ir nuolat reikia ieškoti galimybių. Tai neantrepreneriškoje srityje pokytis yra suprantamas daugiau kaip grėsmė. Kultūra antrepreneriškoje srityje bus labai lanksti. Nuostata į sprendimų priėmimą yra ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų. Visiškai skirtingas požiūris antrepreneriškoje srityje ir neantrepreneriškoje yra į darbuotojus. Antrepreneriškoje organizacijoje žmonės yra suprantami kaip reti, vertingi ištekliai, nes būtent jie inicijuoja ir pokyčius ir kuria idėjas, jas paskui įgyvendinama. Taigi, tokioje antrepreneriškoje organizacijoje išties dirbti turėtų būti įdomu. O neantrepreneriškoje srityje požiūris į darbuotojus yra visiškai priešingas, kaip į lengvai pakeičiamus išteklius. Labai svarbus antrepreneriškos organizacijos bruožas būtų kūrybiškumas, jis yra skatinamas, tuo tarpu neantrepreneriškoje organizacijai kūrybiškumas bus, aišku, toleruojamas, bet kažkokių ypatingų skatinamų priemonių nebus vykdoma. Formuluojant strategijas, antrepreneriškoje organizacijoje pirmenybė bus teikiama galimybėms. Tai, ko gero, ryškiausias bruožas galimybių pastebėjimas antrepreneriškumo, o ne į išteklius kaip alternatyvioje srityje neantrepreneriškoje. Nebijoma nesėkmių, jie žiūrima kaip į laiptelį pasiekti kitą pergalę, tuo tarpu neantrepreneriškoje srityje labai svarbu yra kurti
plėtoti programas ir procedūras, kad būtų išvengiama nesėkmių. Rizika yra toleruojama, nes be rizikos sunku įgyvendinti naujas galimybės, neantrepreneriškoje srityje rizika yra vengiama. Ir dar vienas bruožas ir didelis skirtumas, tai yra antrepreneriška įmonė nuolat ieškos naujovių, labai skirs didelį dėmesį inovacijoms, tuo tarpu neantrepreneriška sieks išlaikyti stabilumą ir naujų galimybių, kadangi jos susijusios ir su rizika, ir su galimomis nesėkmėmis, stengsis išvengti. Taigi, ta palyginamoji lentelė, pavyzdys galbūt padėjo susidaryti tokį matymą, kas tai yra antrepreneriškumas, kokie jo svarbiausi bruožai. Taigi, apibendrinant, galiu teigti, kad tai yra naujų galimybių pamatymas, jų įgyvendinimas ir antrepreneriškais galima išmokti būti, nuolat reikia stebėti galimybės ir jas inicijuoti bei įgyvendinti, nuolat skenuoti aplinką ir iš tikrųjų organizacijose antrepreneriškumas dar gana sunkiai priimamas, nes ir tokios organizacijos valdymas yra kaip balansavimas tarp chaoso ribos, tokią organizaciją valdyti yra daug sudėtingiau, bet visgi antrepreneriškumas taps, jau ir tampa šiame amžiuje viena iš įmonių konkurencinio pranašumo šaltinių. Ir, mąstyti antrepreneriškai galim išmokti kiekvienas, tai nebūtinai, kaip minėjau, kad kurti savo verslą, bet būti antrepreneriu galima labai įvairiose srityse. Tai ačiū už dėmesį, linkiu visiems būti kūrybingiems, pamatyti galimybės ir jas sėkmingai įgyvendinti.